tai truputį užsiminiau apie šitą žudiką gyvenimo, kuris yra pavadintas keliais vardais. Tai gali būti įtampa, tai gali būti baimė ir tai gali būti nerimas. Ir visi tai jaučiam ir tai yra neišvengiama gyvenimo dalis, bet yra vaistas, kuris yra būtinas visuomeniai. Tas vaistas galėtų išgydyti visą pasaulį, bet tebūnie išgirsta tas, kas girdi. Tai tas vaistas būtų sakyti, kai kas nors atrodo, taip ir sakyti, man atrodo, kad tu, mielas žiūrovė, dabar kritikuoji mano barzdą. Mielas žiūrovas gali atsakyti, o iš tikrųjų aš manau, kad tavo barzda yra visai nesutvarkyta, o kitas gali atsakyti, o aš manau, kad tavo barzda yra tokia vyriška, nes neprižiūrėta, tokia tiesiog Tai, bet kiekvienas žmogus pasako taip, kaip jam atrodo, ir tai nėra blogai, bet žmonės, kad įveiktų, ne tai, kad įveiktų, bet kad susitvarkytų su nerimu, stresu ir baime, turėtų vartoti tą tokį auksinį įžangą. Man atrodo, kad aš suprantu, kad, nes kaip ir anksčiau sakiau, kiekvienas gyvenam savo pasaulį, savo gyvenime, su savo požiūriais ir įsitikinimais į kiekvieną žodį, į vienam gražu raudona, kitam tai kelia kraujo kažkokią spalvą ir neigiamas emocijas. Tai ir noriu pasakyti. Tai, žodžiu, čia mane biški matot, biški ne, bet esmė ne tame. Iš vis daugeliu žmonių rekomenduočiau nežiūrėti į mane, o tiesiog klausyti, išgirst, ką sakau, ir klausant, girdint, pajaust, ar aš meluoju, ar aš svaisčioju, ar aš kalbu iš širdies. Ir taip aš kaip ir visi, tai dalinuosi iš savo patirties sukauptos, iš savo pasaulėžiūros matomos. Žodžiu, iš tai, ko manęs prašo gyvenimas, o prašo, kad dalinčiaus, nes matau labai daug kančios pasaulyje. Turiu omeny tos vidinės, dvasinės kančios, nuo kurios prasideda visos psichinės ir fizinės problemos. Tai labai norėtųsi, kad to nebūtų, arba kad to būtų kuo mažiau. Tai žmonės, kurie ieško pagalbos, jiems ir šneku. O jeigu nori išsikalbėti ir įveikti tą baimę, atsiverti, tai gali padaryti artimiausiam žmogui, žinoma, jeigu toks yra nebūtinai šeimos narys, tai gali būti geras draugas. Jeigu tokio nėra, tada specialistas. Ir vėl, nuėjus pas psichoterapeutą, nebijok jo paklausti, o kaip tu jauties? Pažiūrėk, ar jis atviras, ar jis nuoširdus. Nebijok nuėjus pas kunigą paklausti, o kaip tu gyveni, ką tu dabar jauti, ką tu galvoji dabar. Nereikia bijoti šitų klausimų, nes paklausius tą klausimą, po to pasakyti, nes man atrodo, arba aš jaučiuos, kad. Ir va šitas atvirumas, šitas pažeidžiamumas, jisai gydo. Jisai gydo sielą, jisai gydo psichiką, jisai gydo kūną, jisai išgelbėja nuo labai daug problemų ir labai didelių problemų. Aišku, gali rinktis baimę, gali tylėti, bet tada iš lėto viduj grauši save ir po truputį reikės kažkokių dirgiklių, kaip cigaretės, alkoholis ar dar kažkokie nenatūralūs dirgikliai, kurie
pereina į kraštutinumus ir žmogus pasirenka blogus sprendimus, tokius kaip benamystė arba pasitraukimas iš gyvenimo. Mes to nenorim, aš tikiu, kad visi, kurie turi širdį, kurie yra empatiški ir myli gyvenimą, nenori to daryti, tai nebijokit pakomentuoti, kaip jums atrodo, ir nepamirškit komentarę pradėti, kad žodžiais man atrodo, kad, arba aš matau, kad, ir pabaiga būtų nuostabi, jei būtų paklausima, o kaip tau atrodo, nes tada tu žmogui pasakai, kad aš suprantu, kad tu gyveni savo pasaulyje, o aš savo pasaulyje, ir pasidalinkim šitais pasauliais ir raskim kompromisą. Tai čia taip ir užbaigsiu. Geros nakties.